Sveiki, mielieji, jau tradicija tampantis dar vienas trumpas komentaras apie tai, kas šiandien mums svarbu, apie einamosius įvykius, galbūt pirkimus, apie gynybos ir krašto apsaugos, mūsų šalies krašto apsaugos aktualijas. Ir dabar labai trumpai norėčiau pakalbėti apie paskutinę žinią. Na, tikriausiai žinote, pagal SAFE arba SAFE programą dalis gautų paskolų bus panaudojama būtent transporto pirkimui, gynybinio transporto pirkimui. Aš kalbu ne apie kovinės priemonės, tačiau apie 1 milijardą eurų, už kuriuos bus perkami visureigiai, sunkvežimiai ir kita logistinė arba transporto technika. Na, sutikime, ta 1 milijardo suma, jinai šiek tiek rėžia ausį ir mums civiliams atrodo labai didelė, pernelyg išpūsta, ir aš jau girdžiu, kodėl to 1 milijardo nepanaudoti oro gynybai, o kodėl kam reikia tiek transporto, nes atrodo, jeigu skaičiuosime pagal civilinę logiką, tai tas transportas už 1 milijardą gaunasi šimtai ir tūkstančiai įvairiausių automobilių. Na ir taip, ir ne visai taip. Pradėkime nuo to, kad mes privalome tiek plėsti, tiek atsinaujinti savo transporto parką. Ir jeigu mes vėlgi pagal civilinę logiką įsivaizduojam, kad transportas tai yra kažkoks tai lengvasis automobilis, na gerai, karinių požiūrių žiūrint, tai yra tiesiog sunkvežimis, tas pats unimogas, kiekgi galima už milijardą pripirkti ir ar mes turėsime tiek kareivių sodinti į tuos visus sunkvežimius. Tačiau, kaip visuomet, tiesa slypi tuose kariniuose niuansuose. Na, visų pirma, mes žinome, jog turime tikrai daug senų DAFų, senus magyrus jau ko gero visus išleidome į atsargą. Taip pat turime senų Mercedes-Benz G klasės visureigių. Ir išties šitos transporto priemonės, jeigu dar nenurašytos, tai skaičiuoja paskutinės savo dienas. Mums reikia vystyti diviziją, mums reikia plėsti savo pajėgumus, o kariai, dėja, taip jau yra, ko gero pėsčiomis toli nueiti negali. Aš kalbu, ką mes perkame. Kalbu apie taip pat Mercedes-Benz G klasės visureigius, kalbu apie sunkvežimus ir sunkųjį transportą Arocs, Mercedes-Benz Zetros ir taip toliau. Na vėlgi, kiek galima už milijardą pritvirkti, tai atrodo labai daug. Prisiminkime vieną dalyką. Be tų 88 vilkų, kuriuos mes turime ir kuriuos kartais gali tekti tiek evakuoti, tiek transportuoti, mes taip pat pirksime, grubiai tariant, šimtinę CV90. Mes taip pat vis dar turime M113, mes taip pat pirksime krūvelę Patrijų. Na ir atskirais atvejais, aš jau nešneku žinoma, kad apie sunkiasias mūsų haubicas, visam tam dalykui reikia logistinio transporto, tiek evakuatorių, tiek tiesiog vilkikų. Į visą šitą sumą dalis to milijardo ir bus skirta būtent to transporto, to kovinės technikos transportavimui. Taigi ta suma nėra labai jau didelė. Prisiminus tos pačius Mercedesus senus, DAFus ir kitą techniką, mes ją ko gero nurašysime. Taigi ta transporto suma, ta transporto vertė suma, kaip pavadinti, kiekis, taip pasakyčiau, nėra labai didelis. Na, atsiminkime tiesiog, kad standartinis batalionas, vien kalbant apie lengvąjį transportą, jisai turi dešimtis vienetų, vienas standartinis batalionas. Geležinio vilko brigadoje yra, vien tik tai toje brigadoje yra 5 batalionai plus štabas su 3 skirtingomis kuopomis. Žemaitijos brigadoje yra 4 batalionai plus atskiras štabas. Turime krašto apsaugos savanorių pajėgų 6 rinktinės, turime Juozo Vitkaus inžinerinį batalioną, turime majoro Lukšos mokymo centrą, pagaliau turime karinės oro pajėgas, kurios taip pat ne tik skraido, ir karinės jūrų pajėgas, kurios taip pat ne tik plaukia. Turime ir specialių operacijų pajėgas, turime gynybos štabą, turime karo komendantūrų valdybą, kurioje turime 4-ženklį skaičių karių, jie pėsčiomis taip pat toli nenueis. Pagaliau turime karo policiją, turime Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną,
turime visą mokymų ir doktrinų valdybą, turime logistikos valdybą. Taigi, sudėjus vien lengvąjį transportą, tai yra šimtai ir šimtai vienetų, kurių mums reikia arba keisti, arba juos papildyti. Taip pat žinome, kad kai kurios atsiras žvalgybos batalionas, taip pat žinome, kad tie patys oro gynybininkai augs iš vieno į kelių batalionų, arba paprasčiau tariant, į pulko dydį. Na tai tiesiog prisiminkime dar, kad kiekvienas batalionas, brigado reikalingi kūro papildymo arba kūro transporto, benzinvežiai, kitaip tariant, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, sudėjus visą šitą sistemą, mes turime poreikį šimtams ir netgi tūkstančiams įvairiausių transporto, logistikos ir paramos priemonių. Todėl tas milijardas, juo labiau jisai bus išdalintas ir mūsų šitos transporto priemonės pasieks ne per 1 ir ne per 2 metus, tai yra visai būtinas pirkimas. O beje, dėl oro gynybos iš 4,8 milijardų eurų, tai yra 5,38% nuo BVP gynybai, skirta, oro gynybai būtent skirta maždaug 800 milijonų eurų. Tai vėlgi nėra tiek jau mažai. Taigi transporto mums reikia ir tai niekaip nemaišys, o tik tai pagelbės ir papildys visą kuriamą mūsų gynybos sistemą. Ačiū už dėmesį, iki greito.